Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Susikūrėme Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tad jeigu norite ir galite prisidėti prie laidų kūrimo mus paremdami finansiškai, tapkite Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone. Taip pat prisidėti finansiškai galite tiesioginiu bankiniu pavedimu, pervesdami lėšas į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Svarbus įvykiai nesustoja vykę. Užmeskime akį į Jungtinės Amerikos valstijas. Šiandien Donald Trump savo socialinėme tinkle Truth Social pareiškė, kad, pagalvokite, sąlyginai sėkmingas komikas Volodymyras Zelenskis įkalbėjo Jungtinės Amerikos valstijas išleisti $350 milijardų ir pradėti karą, kurio nebuvo įmanoma laimėti, kuris niekada neturėjo prasidėti, karą, kurį jis be Jungtinių Amerikos valstijų ir Trump niekada negalės užbaigti. Jungtinės Amerikos valstijos išleido $200 milijardų, daugiau nei Europa, ir Europos pinigai yra garantuoti, o Jungtinės Amerikos valstijos nieko negaus atgal. Kodėl snaudžiantis Joe Bidenas nepareikalavo lygiavos, nes šis karas Europai daug svarbesnis nei mums. Mes turime didelį gražų vandenyną kaip atskirti. Negana to, Zelenskis pripažįsta, kad pusė mūsų jam siųstų pinigų yra dingę. Jis atsisako rinkimų, o apklausos Ukrainoje rodo, kad jis yra labai nepopuliarus. O vienintelis dalykas, kuris jam gerai sekėsi, buvo groti Bidenu kaip smuiku. Diktatoriui be rinkimų Zelenskiui geriau veikti greitai, nes kitaip tiesiog neliks šalies. Tuo tarpu mes sėkmingai deramės dėl karo su Rusija pabaigos, ką, kaip visi pripažįsta, gali padaryti tik Trump ir Trumpo administracija. Bidenas niekada to net nebandė, Europai nepavyko pasiekti taikos, o Zelenskis tikriausiai nori išlaikyti gravy train, gauti pinigus minimaliomis pastangomis. Aš myliu Ukrainą, bet Zelenskis atliko siaubingą darbą, jo šalis sugriauta, be reikalo žuvo milijonai žmonių ir tai tęsiasi. Žiniasklaidoje rašoma, kad Kijevo tarptautinio sociologijos instituto trečiadienį paskelbtos apklausos duomenimis 57% ukrainiečių pasitiki Zelenskiu. Tad dabar kas yra teisus? Logikos antrasis dėsnis teigia, kad vienu metu reiškinys negali ir egzistuoti, ir neegzistuoti. Tad Zelenskis negali būti ir populiarus, ir nepopuliarus vienu metu. Įdomu, ką palaikys Lietuva? Juk Jungtinės Amerikos valstijos yra jų pagrindinis partneris, o Ukraina taip pat yra Lietuvos viena iš pagrindinių partnerių. Ukrainos prezidentas trečiadienį pareiškė, kad jo reitingas išlieka aukštas šalyje ir kitiems atsiradusiems kandidatams, kurie norėtų jį pakeisti rinkimų metu, tai būtų sunku padaryti. Jis taip pat sakė, kad Ukraina patiria daug dezinformacijos iš Rusijos. Su visa pagarba prezidentui Donald Trump, kaip lyderiui, jis gyveno šioje dezinformacijos erdvėje, pridūrė jis. Na iš tiesų, įvykiai klostosi labai staigiai ir labai kinta. Stebėsime, kaip viskas vyks toliau. Sugrįžkime į Lietuvą. Trečiadienį prezidentui Gitanui Nausėdai kviečiant parlamentinių partijų lyderius aptarti galimybės atnaujinti politinių jėgų susitarimą dėl gynybos, Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis patvirtino, jog šiame susitikime nedalyvaus. Be to, Nemuno aušra išvis nedeleguos jokio partijos atstovo į diskusiją prezidentūroje. Remigijus Žemaitaitis tikina, kad toks sprendimas yra nulemtas dėl jo užimtos darbotvarkės. Tai yra užimtumo klausimas, turime pakankamai savo darbotvarkės. Čia negali būti, kad aš dabar užsimaniau ir darau posėdį, aš savo kelionės ir komandiruotės net šauksiu vien dėl to, kad nueiti pasišnekėti, aiškino Nemuno aušros pirmininkas. Prezidentūra turi atlikti namų darbus ir kai nori šaukti tokį rimtą susirinkimą, turėjo partijų lyderiams išsiųsti, ką jie siūlo, turėjo atsiųsti mokestinių pakeitimų siūlymus, kiek skirs kariuomeniai, kiek skirs finansavimui, o dabar pasikviesti ateiti atsigerti kavos, aš tikrai nesiruošiu atšaukinėti labai svarbaus vizito, kartojo jis, nurodydamas, jog tokios diskusijos galėjo turėti prasmės dar iki valstybės gynimo tarybos sprendimų. Ką mes matome, kad prezidentas užvirė šitą košį, nežino kaip iš jos išeiti. Taip pakviesdamas politinių partijų lyderius tarsi bandys permesti atsakomybę visiems politikams, pridūrė Remigijus Žemaitaitis. Prezidentūra netruko sureaguoti į Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus ir veiksmus. Yra momentai, kai kiekvienas turime nuspręsti, su kuo ir kur esame. Lietuva sprendžia savo iššūkius. Ponas Žemaitaitis
Frederikas Jensonas paprašė pavardę rašyti iš mažosios raidės Elta savuosius. Gerai, kad pagaliau tapo aišku, kas ir kurioje pusėje yra. Komentarai Elta teigė Frederikas Jensonas. Tad konfliktas tarp prezidentūros ir Remigijaus Žemaitaičio nesustojo vykęs. Tik labai įdomus prezidentūros atsakymas. Elta parašė Remigijaus Žemaitaičio pavardę iš mažosios raidės, todėl, nes Frederikas Jensonas to paprašė. Na, švelniai tariant, keista. Tai jei kažkoks politikas paprašys pavadinti kitą politiką kokiu asilu, tai gal sisteminė žiniasklaida iškart tenkintų tokius norus, juk ne viską, ko prašo, reikia įgyvendinti. Kur dingo elementari diplomatija ir kultūra? O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie Donald Trump poziciją ir Remigijaus Žemaitaičio bei prezidentūros nesutarimus? Savo nuomonę galite palikti komentarus. Iki.